Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien aš jums pristatysiu 5 žaidėjus, darančius didžiausią įtaką U14 čempionate. Eiliškumas darytas atsitiktinė tvarka. Kas jie tokie? Kągi, pradedam. Pats vienas iki galo, Eurostepas ir Raulušaičio pirmi taškai. Jokūbas Raulušaitis, Vlado Knaščiaus krepšinio mokykla 1 ISE. Asmeninė statistika 20,2 taškų, 10,9 atkovoto kamuolio, 1,1 rezultatyvaus perdavimo. MKL strategų nuomonė Jokūbas pasižymi labai gerų žaidimo supratimu. Jo krepšinio pojūtis leidžia turėti pranašumą prieš tiesioginius varžovus tiek gynyboje, tiek puolime. Jokūbas taip pat turi išsiskiriančių savo amžiuje fizinius duomenis bei plastišką kūno valdymą. Nors dabar jo statistika MKL U14 A divizione yra pagirtina, tačiau šio žaidėjo antropometriniai duomenys rodo, kad ateityje jis gali eiti dar didesnis žingsnis į priekį. Vėl su kamuoliu Raulušaitis įsibėgėja, jisai, ir akivaizdus Stasiulionio planas labai. Jonas Valančius nuo perimetro žaidžia su kamuoliu, jo prasiveržimas ir 2 taškai pavergstas. Jonas Valančius, Tornado krepšinio mokykla 1. Asmeninė statistika 19,1 taško, 10,1 atkovoto kamuolio ir 5,7 rezultatyvaus perdavimo. Jonas yra universalus krepšininkas, galintis žaisti per visas 5 pozicijas. Jis išsiskiria neeilinio krepšinio IQ ir jau dabar turi didelę patirtį MKL. Žaidimo skaitymas vienas pagrindinių jo privalumų, o tarp savo bendraamžių jis šioje srityje yra aukščiausiame lygmenyje. Jonas priima labai tikslius sprendimus, atlieka savalaikius perdavimus ir pasižymi stabiliu palaikymu iš toli. Jis nebijo prisiimti atsakomybės lemiamais momentais, nepanikuoja ir puikiai komunikuoja su komandos draugais. Tai savybės, kurių dažnai trūksta jo bendraamžiams. MKL trenerių nuomonė, Jono sprendimai aikštelėje yra apgalvoti ir naudingi komandai, todėl šis žaidėjas išsiskiria kaip vienas įdomiausių savo kartos talentų. Kur neskubėti, Valančius nueina po krepšiu, jo metimas, graži vertė. Vilius Petreikis, Vlado Knaščiaus krepšinio mokykla Hypnukas Lietuva. Asmeninė statistika 17,5 taško, 10,2 atkovoto kamuolio ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo. Vilius yra vienas aukščiausių savo kartos žaidėjų, išsiskiriantis tvirtu kūnu ir fizinėmis savybėmis, leidžiančiomis dominuoti aikštelėje. Žaidėjas yra itin mobilus aukštaūgis, galintis rungtyniauti visose 5 pozicijose ir puikiai tinkantis moderniaus krepšinio schemoms. Šiuo metu jis yra komandos lyderis ir aikštėje gali atlikti daugybę skirtingų užduočių. Pirmieji metai A divizione rodo jo potencialą, o tolesnis darbas su technika ir driblingu galėtų jį paversti dar įdomesniu žaidėju ateityje. MKL trenerių patarimas Viliui – tobulinti žaidimą toliau krepšio ir daugiau dėmesio skirti kamuolio valymui bei technikos gerinimui. Ledvans, Biržinis, jo metimas taiklus. Jonas Biržinis, 13 taškų, 18 atkovotų kamuolių. Jonas Biržinis, sostinės krepšinio mokykla Ledvans. Asmeninė statistika 16,3 taško, 11,8 atkovoto kamuolio ir 2,3 rezultatyvaus perdavimo. Jonas pasižymi įspūdingais antropometriniais duomenimis, yra labai aukštas savo bendraamžių tarpe, turi stiprų kūną, kuris leidžia dominuoti baudos aikštelėje. Jo puikiai metimo technika ir stabilus palaikymas iš vidurio nuotolio yra vieni ryškiausių privalumų. Jonas daro didelę įtaką komandos žaidimui tiek puolime, tiek gynyboje, kur efektyviai saugo baudos aikštelę ir keičia varžovų metimų trajektorijas. Siekiant aukštumo ateityje rekomenduojama patobulinti kamuolio driblingą ir išplėsti puolimo arsenalą, įtraukiant daugiau žaidimo veidų į krepšį judesių. Ir čia dar vienas šansas, Milius nepataiko iš po krepšio, Biržinis, 2 taškai, 21 taškas, 21 atkovotas kamuolys. Besiginant neturi. Čia Einikis dar kartelį labai aštriai ir 2 taškai krepšyje. Emilis Einikis, Kretingos sporto mokykla 1, asmeninė statistika 19,5 taško, 3,9 atkovoto kamuolio ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo. MKL strategų nuomonė šis žaidėjas yra neįtikėtinai techniškas ir puikiai valdęs pagrindinius žaidimo elementus.
Emilis išsiskiria stabilių palaikymų iš įvairaus nuotolio, taip pat gebėjimų tiksliai mesti net po driblingų. Puikus kamuolio valdymas, išskirtinis 1-prieš-1 žaidimas ir geras aikštės matymas leidžia jam priimti gerus sprendimus, o perdavimais jis dažnai padaro komandos draugus geresniais. Jo krepšinio IQ ir metimo kokybė atsižvelgiant į amžių yra išties aukšto lygio. Jei Emilis patobulins fizinę jėgą ir gynybos įgūdžius, gali tapti dar universalesniu ir pavojingesniu žaidėju. 27. Einikis. Prieš jį Daugėlą. Leidžia Daugėlą Einikį į dešinę pusę ir ko gero pasigailinęs. Šiandien apie Lietuvos krepšinio talentus tiek. Iki kitų kartų.